Pažiūrėkit, kokia graži vaivorykštė. Dviguba net, o spalvų. Kai gražumas, pažiūrėkit, koks dangus. Tuo aš jums apsuksiu kamerą, parodysiu. Pažiūrėkit, kokie debesys. Neįtikėtina. Pažiūrėk, nu čia kažkoks kaip iš Leviatano paveikslų. Kokia dangaus karalystė šiandien. Na, o mūsų tema tai iš tikrųjų yra apie veją. Visi turim veją, beveik visi, nes lietuviai... Pažiūrėk, kokią mes veją turim. Mes tai turim nerealią žolę. Ir prižiūrėti mažai reikia, vieną kartą pjauna metuose. Važiuojam! O taip mes pjaunam žolę. Aišku, Lietuvoje dauguma žmonių pjauna kitaip, bet vis tiek pjauna. Mes su Rasa dažnai labai pašnekam apie tai, kad kiek žmogus žemės beturėtų, ar 2 arai, ar 25 arai, kiekvienas turi pievutę. Nu, iš tikrųjų, Ras, pasakyk, nu, aš nežinau Lietuvoje žmogaus, kuris visą savo sklypą būtų vien trinkelėm išsiklojęs arba kokiu nors... Akmenim. Nu jo, arba danga kokia krepšinio aikštelės. Nu, iš tikrųjų, kiekvienas turi žolę. Ir jeigu tu turi nors 1 kvadratinį metrą žolės, tu ją turi pjauti. Tai šiandien mes papasakosim apie tai, kaip pasilengvinti savo gyvenimą. Šiaip gerai pažįstama vasaros rutina. Taigi šiandien pamatysit, kaip apsaugoti jaunus medelius, kad nepasižeistų jie pjaunant su žoliapjove, pjaunant su trimeriu, kaip aptverti aplink jos teritoriją, kaip ją užmulčiuoti, kad tenais neaugtų piktžolės, kokius bortelius naudoti, kokias smeiges naudoti tiem borteliam pritvirtinti ir daug kitų įdomių dalykų. Einam, parodysim, ką mes čia darysim. Vidury pievos turime medžius. Tai yra vaismedžiai, aplink kuriuos dažnai reikia pjauti veją, o veja auga dabar, kai lietus lyja ir geras oras. Tai šitoj vietoj mes nuimsime veją, padarysime tokį iš bortelių ratą. Tada galima dėti geotekstilę, bet mes nededam geotekstilės ir nerekomenduojam jum dėti, nes paskui nelabai gerai ten ir šaknim, deguonės trūksta, susitrombuoja labai žemė. Tai mes tik mulčiuosim ir tada yra be galo patogu pjauti aplink tą medį veją. Todėl, kad tu važiuoji ir užvažiuoji tiesiai ant to mulčio su vienu ratu, netgi su žoliapjove, net ir robotukas gali tą padaryti. Va čia va jau tai padaryta, tai va ir matom, kad čia labai gražiai gali važiuoti šitą vietą, nes kitu atveju tai reikia tada trimerio arba reikia su žirklėm karpyti. Jau tikrai nenorim tiek daug dirbti. Jauniem medeliam trimeris ypatingai pavojingas. Va šitą jau galima pažeisti, o tam tai iš viso būtų iš karto šakė. Pažiūrėkit, kokia žievė plona. Nu jam iš karto mirtis. Va čia apipjovus, apsuka aplinkui tą virvę ir miršta. Aišku, tokiam senam medžiui tai nieko. Pažiūrėkit, kokia stora žievė. Pažiūrėkit, kaip lengva pažeisti, va, kokie įbrėžimai. Čia iš karto žievė nukertava ir šakės medelį. Ypač jaunam. Kaip taip pataikyt, kad nepažeist? Vis tiek įpjauni. O blogiausias dalykas yra įpjauti iš visų pusių. Va čia būna tokie, kur rankos ne iš ten auga. Tai jie apipjauna visiškai viską. Jeigu žievė yra aplink ratų nupjauta, nu tai ir viskas, atė medelį. Va taip va, va taip va. Va taip atė medelį. Tik tu nesakyk, kad čia kažkam rankos ne iš čia auga. Ne, čia taip persodintas medelis tiesiog. Bet esam matę, mes gyvenime esam matę, kad pasodintos tujos pa žmogų ir duota žoliapjovė vaikui pjaut žolę. Taip, matėm tokį. Ir kažkaip tos tujos neauga ir neauga ir neauga. Pas mus jos džiūsta ir džiūsta. Tai kaip pas jis tokias didelės auga, pas mus nieks neauga. Nu tai taip, jeigu vaikui duodat pažaisti su trimeriuku mažu. Ne, ten su žoliapjove buvo, bet irgi kamieną daužoma. Su žoliapjove, jo, jeigu su žoliapjove. Čia lygiai tas pats variantas, žoliapjove irgi nevažiuos prie kamieno. Be abejo, labai iš viso yra nepatogu. Aš iš viso stengiuosi, kad vyram būtų lengviau gyventi. Tai reiškia, kad jie važiuoja ir pravažiuoja sklandžiai gražiom bangom ir nereikia čia di aplink kiekvieną medelį ir sukiotis ir per tą pusę ir per aną pusę. Vienu žodžiu, pažiūrėkit, tuoj padarysim, bus labai gerai.
Oi, Ruselė, reikėjo sakyti, būčiau padėjęs. Visą pakuotę. Mes naudojam šitą rūšį bortelių. Jie yra tokie tvirti. Šiaip tai iš tikrųjų, jeigu tiesiai patiesus, tai jie tokie patys iš savęs turi. Nu, tokie, matote, ne? Plasmasė stora. Šiaip man patinka, kad jis ir spalviškai toks labai gražiai. Yra čia padėtas, matosi. Jo praktiškai nebelieka. Jeigu yra gražiai sudėta, suleista su vėja. Jis atsuktas dabar apačia į žolę. Jo, žolė yra iš šitos pusės. Tai jeigu dėsim prie medžio, tai medis sodinasi čia, o mes jį tada apgaubėm. Ir dažniausiai iš 2 bortelių gaunasi visai gražus ratelis. Labai mažiuko irgi nedarykit, nes labai reikia tada vėlgi daug sukiotis. Iškerpam gabaliuką tam, kad galėtumėm jį lenkti. Jeigu mes įdedam tiesiai, nekarpam jokių būdų. Čia dedam tiesiog su plastikiniais vinim, sutvirtinam ir viskas. O šituo atveju, kadangi reikės pomedžiui, tai mes visur susikarpam. Tu anksčiau karpydavai, tik įkerpi ir viskas. O dabar jau iškerpi. Kaip aš darau. Nu taip. Mes įkirpdavom, bet tas įkirpimas jis ne visada po to patogu. Reikia taip, galiu parodyti, kaip aš darydavau. Va taip įkerpu, va taip įkerpu ir va taip įkerpu. Ir paskui šitas lenkimas lengvas, šitas ne. Šitą reikia tada pasukti ir va taip lenkt. Čia irgi galimas variantas. Tada šiukšlių nelieka. Taip, o šitas reikia išsivežti namų. Palieku taip? Ne. Iškarpyti? Taip, kaip aš darau, viską daryk. Bet vieną galim dėti. Tas operatorius toks daunavotas biškai. Jau viskas daryk pats. Nu ką, važiuojam pažiūrėti, kur galima nusipirkti bortelių, kur galima nusipirkti smeigių tiem borteliam, prismeigti prie žemės ir kiek visą tai kainuoja. Pradžioj užsuksim į depą. Nu, šitie borteliai ilgis jų tas pats. Yra tokie žymos, kur atkirpti galima. Nu, toks gal lengviau atsikerpa, čia net žirklėm turbūt atsikirptų. Arba išsilaužia rankom gal. Gal net, nes parodė, jo, laisvai turbūt, teisingai. Nu, kaip ir palengvinimas, bet mes tą darom su sekatoriais, taip kad čia jokių problemų. Jis tokio stabilumo man tokio labai neturi. Klebalėlis toksai. Ir biškai, žinai, va net vizualiais man toks, prastesnės išvaizdas. Ta spalva tokia. Jo, pati plasmasė silpnesnė kažkokia. Jo. Išsiraityt gali. Jo, kitokie dėmesį. Nu, o dėl kainos grinai. Dabar kiek čia, tarkim, kaina 23,9. Nu gerai, 21,32, nes vis tiek perka daugiau negu 3 vienetų žmonės. Pakuotė yra tik 8 vienetai. Ir kaina 21 euras. Už 8 vienetus. Beveik 3 eurai vienetas. O tie, kur mes dedam? Mes dedam, pas mus pakuotė 24 vienetai yra. Ir kaina apie €30. Čia už vienetą. Už vienetą. O čia dabar vienetas gaunas 3 eurai. Ir kaip čia atrodo tas? Nu, jis toks lengvas paimti, jeigu į sodą, gal ir taip. Ir dar dėl kuoliukų. Ta prasme, kad čia tinka tik tais specialūs kuoliukai, tie kryžminiai. Nu, aišku, galima ir metaliniais. Žiūriu, va, rinkiniai yra kuoliukai. Ne, čia tokie skisti yra, žinau jie. Žiūrėk, va. Jie labai linksta. Tai jie čia kalant, jeigu su kokiu plaktuku paprastesniu. Nu, į akmenį, jeigu trenki, tai jisai lūžta. Nu, ne, aš šitų neimčiau. Nu, teisingai padarytum. Reikia pasižiūrėti, nuvažiuoti vieną parduotuvę, kitą parduotuvę. Man atrodo, moki veži yra, va tie, kuriuos mes naudojam. Nu, reziumuojant, tai už vieną bortelį €50. Nedaugiau. Šiaip sakyčiau, net €30. Palaukit, būna akcijos. Gerai, važiuojam toliau dirbti. Va taip ir sutaupot, kai jums apželdintojai daro ką nors, ne? Nes atvažiuotumėt... Oi, tik nereikia čia reklamuotis, gerai. Pabandykim pavažiuoti iki kitos parduotuvės, pažiūrėsim, kiek kainuoja borteliai, kuriuos naudojam mes. Pavyzdžiui, moki vežė. Nu va. O čia jau visai kitas vaizdelis, neras? Nu, pažiūrim. Čia jau į mūsų panašu, tas sudėjimą. Jo, čia net nepanašu, identiška kaip mūsų. Nu ir pažiūrim kainą, kaip čia skiriasi. 229, nu kaina čia labai panaši, ne? Jo, bet nu reikia palaukti akcijų. Visada. Palaukit biškituoj, žiūrėkit, kiek privežta, reiškia, bus toj pigiau. Nu, bet čia šitie borteliai jo, tai galim mes praktiškai griebti juos ir vežtis, nors iš tikrųjų mes turim jau užsipirkę, bet jeigu reiktų, tai vat... kaina būtų gera. Jo, va čia vat, reiškia, va šita dalis yra sujungimui, čia vat, kaip sakoma, ta mamytė. Ir šita va labai... Ne, atvirkščiai.
Jo, o va čia va yra Ir tėvelis. va šitas dedasi į va tą. Va. Ir išsikala. Ir taip nepaprastai dedasi, va ranka aš negaliu įspausti, iš tikrųjų štai mes kalam. Nu ir patys borteliai, va pažiūrim, jau jie tokie, nu, va iš storesnės plasmasės, bent jau taip atrodo gal, aišku, galbūt kažkur yra, kur ir internete, pavyzdžiui, aš kiek mačiau, tai jų iš vis kaina vieneto 1 euras, ne? Ar tu atsimeni? Kažkur tai buvo, 1,6 gal panašiai. Pažiūrim tiesiog internete, kiek kainuoja. Pažiūrim. Nu va, nueikim į paprastą, tarkim, kainą 24 ir įvedam paieškos žodį bortai. Tai mūsų bortai. Ir atkreipkite dėmesį, kaina ne kaip parduotuvėje 2,30, o 1,5 €. Va čia grinai matosi, kad čia mūsų bortai. Va kitą nuotrauką paimam, va ir tvirtinimo angos tokios pačios. Va lygiai taip pat išsikerpa, matot, su sekatorium. Ir tvirtinimas toks pat, va čia vienas būdas, kitas būdas tvirtinimo. Ir atkreipkite dėmesį, 1,5 € palyginus su 2,30. Nu tai gal tikrai verta internete paieškoti. Jo labiau, kad čia ieškoti praktiškai nereikia. Čia vat atsidarė ir yra. Aišku, jeigu tau ten reikia 2-3 bortelių, tai čia neverta žaisti. Bet jeigu reikia daug ir didelį plotą, nu tai tikrai verta. Nu, aš galvoju, kad čia ir didelė kaina, bet jeigu žmogui reikia, pavyzdžiui, ten vieną medelį, žinai, apsuk 3-4, tai gal ir koks skirtumas, ten euras ar 3? Ne, čia jau paskui nebežaidžia šitas. Jeigu reikia ir ypač, pavyzdžiui, aš esu iš tų, kur man reikia dabar ir iš karto, tai tada įmam. Man dar patinka va, šita susikabinimo sistema, nes jin taip labai tvirtai sukimba. Kiti borteliai, kiek esam dėję, tai nu, jie tokie, va, vieną jeigu kraštą pakelsi, tai jis ir atsiskiria. Žinai, man atrodo, čia 3 reikia, ne 2. Vat naudosim tokias va smeigės. Plastikinės vinys. Pažiūrėkit, radom seną bortą. Būna ir taip, pasirodo atveža naujų žemę. Atrodo, kaip buvęs šeimininkas, kad būtų pavelėna. Nu, va, tai, pažiūrėkit, radom. Nu, pažiūrėk, čia su vinim dar daryti. Bet vat kokias rūdys, va čia irgi akivaizdus pavyzdys. Čia vinys paprasti rūdys, anksčiau kažkaip taip naudodavo tą sistemą. Nu va, bortelis padėtas, dabar jį reikia sutvirtinti. Mes įtvirtiname tokiais plastikiniais vinimis, jie yra dažniausiai perkami komplekte. Pritraukiam kiek įmanoma prie vejos. O, čia manau su plastikiniais labai gerai susitvirtinti. Per daug neįkalam, nes paskui išsilenkia irgi bortas, va toks vingiuotas pasidaro, paskui galėsim dakalt. Bet būna, kad su šitais plastikiniais vinim neišeina to padaryti. Atsiduria tas galas į akmenį ir viskas, ir lūžta, arba iš vis išsilanksto tas mūsų vinis. Tada mes naudojam armatūrą. Čia tokie savadarbiai reikalai. Bet jų ir nusipirkt galima, ne? Jo, būna pirkti tokie specialūs, arba tokios U formos, arba, man atrodo, su tokiu kaip kabliukas tik tai, be va tokios dalies, va tokį va. Bet mes tokį darom jau stabilų, ilgą, gerą, tai jisai tada va į tą plonesnę dalį. Tai iš principo jį gali bet kur užkabinti, kad jisai, tik ne ant paties borto, bet, pavyzdžiui, ant tos plastikinės juostos irgi, kur nori ten kišys. Iš šono, svarbu va čia jo neiškišti. Jo, ir jam nesvarbus skylės storis niekas. Jo, ir jeigu, tarkim, šitas galas jau mum lenda, o anas galas atsidūrė į akmenį, čia irgi būna labai dažnas, pasitaiko, iš tikrųjų labai gruntas akmeningas. Tada galim pasukti kitą pusę, tai va čia yra toks, kaip čia, lifehackas. Hacklifas. Lifehackas. Va, per daug neįkalam, nes jį deformuoja po to. Va, geriau truputėlį aukščiau iškeltą palikt. Nu ir ką, kas trečia, susikalam vinim. Ant posūkių dažniau kalam. Pažiūrėjau, o pagal kainą kaip gaunasi, šitie kauleliai, sakai, kainuoja po
O kiek jie ten maždaug? Litas 50, atsiprašau, euras 50 už... Tai čia anie kuoleliai, šitie būna po 20 centų, būna kartais po 10 centų. Nu, čia vienas, o tas metalinis, jeigu jį perki? O metalinis čia jau mano vyras, žinau, kaip su metaliniais yra, nes jisai jos gerai, gamina. Jis ir papasakos. Jis ir papasakos. Nu, labai gerai. Gera žemė, gerai kalasi. Vat taip smagu dirbti. Geram šokėjui, žinai, viskas tinka. Jo. Iš karto neskubėkite, kiekvienas įsikal geriau, rečiau, paskui patankint, nes... Palygint ar galima? Jo, būna siurprizų visokių, būna. Sliekų uodegytę būna prispaudė. Būna. Jis reikia gelbėti. Ir jie taip tyliai reikia, kad tu jį dar taip neišgirsi. Mūsų surdyja jau šitie. Gerai. O čia kalsim. Va, pažiūrėkit, šita vieta, pavyzdžiui, sujungimas irgi labai gerai jį yra sutvirtint gerai. Ir savo pritvirtinam. O, čia iš vis lengvai lenda. Ai, dar pasakyk, Rasa, privalumas metalinių, vat mes pavyzdį turim, kur išlūpom seną bortą ir kas pasidaro su metaliniais ir kaip jie geriau žemėje tada įsitvirtina. Jo, va, žiūrėkit, šitas variantas čia anksčiau, nebuvo matyti tų plastikinių, nes realiai, gal kažkokie buvo skylutės vienim, bet žmonės naudojo, žinot, lietuviai mėgsta tvirtumą. Lietuviai taip jau, jeigu daryti, tai iš peties. Ima vinį, jie brangus, velniškai dabar. Brangus, anksčiau. Jo, anksčiau buvo nebrangu. Ir tas vinis, matot, kadangi rudyja. Bet jis išsipučia, apauga rudy tiesiog. Taip, jie visi tokie žymiai storesni. Tokį kalt sunku būtų, nes pro tą skylutę net netilptų. Bet jį už tai dabar sunku išlūpti yra. Išlūpt dabar labai sunku. Gerai, kad aš buvau. Jie labai gerai laikosi, labai gerai laikosi. Čia aš tai net pasakyčiau ir visiems ekologam, gamtos tiem pseudomylėtojam, kad metalas, tai jisai surudys kada nors ir išsiskirstys ir jo neliks, jis taps žemės elementų. O vat kas bus su šituo daiktu, su tokiu daiktu, šito dar nieks nenustatė, nes tie daiktai mes jų neturim. Jo, tie daiktai atsirado prieš metų kokių, kiek čia, 30. Bet žinom, kaip plasmasė blogai, iš tikrųjų, jinai labai irsta. Sunkiai, kad ir plastikiniai buteliai visi, bambalių pilni buvo miškai ir ežerai ir upės. Dabar išsivalėm biškį, ir čia gal kažkaip. Pridavinėt gal galėsim jas, kaip bambalius. Kalam. Bet Rasa, tu darbštė. A, ne? Taip. Kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duot nereikia. O operatoriaus darbas vertinamas Lietuvos Respublikai? Taip. Kad jūs žinotumėt, kaip yra nelengva, kai reikia filmuotis. Aš šitos plastikinius kaluotų ir turiu parodyti, kaip metalinius reikia pasidaryti. Eik palankstyk, gana čia filmuoti. Ne, aš tavęs nepaliksiu. Dar pirštą prisiplosius plaktuku. Bet tu žiūrėk, pradėsi nuo bortelio ir gal ir kokius stogus keist pradėsi jau kalt mauki. Stogus jau. Jo, ne, aš matai su pamatais daugiau, man iki stogų, tai pakarpyti. Namą nuo pamatų reikia statyti, žinai, irgi. Irgi gerai, jo. Nors dabar sako, statybos stoja, ar tiesa? Sako. Iš vis krizė ateina. Nors apie tą krizę jau aš girdžiu metų kokius 10. Bet iš tikrųjų, aš tai pastebėjau iš to, kad statybininkai reklamuotis pradeda ir kad jie, žiūriu, jau kai kur ateina dirbti net ir be atlygio, sako, palauksim, kada galėsit susimokėti, tvarkykitės ten savo tos kreditukus. Tai reiškia, aš kažkaip galvau, kad jie tai, taip nedirba, paprastai būdavo pinigai į priekį. Tada einu dirbti. O Raselė, pasakyk, o apželdintojų gildija ar neatsiliepia artėjantį krizę? Bijau pasakyti, pas mane sakyčiau gal, kad tokių visai iš pašalies žmonių pamažėjo, mažiau kreipiasi, bet aš tai ir džiaugiuosi, man truputėlį daugiau laiko kitiem dalykam lieka. Šokt, pavyzdžiui. Palangoj šį savaitę. Pasižadėk, kad parodysi, kaip tu šokį nufilmavus. Gerai. Kas ten mane nufilmuos, nežinau, bet kažkaip. Taip bus, kaip Palangoj tai bus. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.
per atostogas. Tų filmuotojų ten pilna. Nu, ten faina. Papasakot? Papasakok, kokie ten šokiai pastovi. Moteris vien važiuoja. Ačiū Dievui. Kodėl? Nu, tol, kad aš tave Ten išleidžiu. šokių būna apie 1500. Ir jau viso fainiausia man būna, nu aišku, tas pats šokimas Basanavičiaus gatvėje, kai groja muzika ir visos šoka vienodą. Nu, vienodi žingsneliai. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. Ten faina, o ypač repeticija ant tilto. Ant tilto, jūra, ošia. Aišku, šokti geriau negu stovėti ir žiūrėti, nes tada tiltas visas linguoja. Man biški baisu. Jūros liga. Gali prasidėti. Nu, ne tiek linguoja, kiek laivas, bet... Bet ar tavo bendražygė sutiks, kad mes jas rodom? Jo sutinka. Kad jas rodysim viešai, jos sutinka. Tai ne tik jos, nu tai yra viešas renginys, taigi visi žinom, jeigu gatvėje tai galima filmuoti, jeigu kažkur tai privačiai valdai reikia atsiklausti. Nu taip, 1500 neatsiklausi. Va, reiškia, dabar parodysiu, tiesiog kaip pasidaromos va šitos vakabės. Plaukuosena mano graži. Biški pervarau planką. Bet labai nešvarė. Dabar jau aš jums gražus? Reiškia, kaip Rasa ir sakė, šitie lūžta būna į akmenį atsitrenkę. Todėl tokių yra pirkti. Šiaip tai jų yra pirkti tokių panašių kabių. Akmenys LT, čia tokia yra, bent jau aš tik ten mačiau. Akmenys LT čia yra Kaune jų ofisas pagrindinis, o Vilniui Molėtų plentu, važiuojant link Vilniaus iš dešinės pusės, nedavažiavus Riešės. Kainos dabar neatsimenu, man atrodo, 17 centų už vienetą. Nu, tai jeigu... Kitos brangesnės. Gal ir brangesnės, jo, gal ir 25. Bet tiesiog jau yra gatavų, jo, tai, o jeigu norit pasidaryti, galit labai nesunkiai imat armatūrą, nusipirkat, tarkim, 4 mm, kad lengviau lankstyt būtų. Ir susipjaustot gabaliukais tokiais po 40 cm, galima ilgesnių čiučiut. Galima, jeigu nėra armatūros, nes retai tokios plonos būna, galima imti tinklą, bet jį reikia išsiardyti. Nu tai va, tai tiesiog paprasčiausiai, labai technologiškai parodysiu. Imam vienas replės, jos žiūri įdubimų į mane, kitos nuo manęs. Va tai va. Vat maždaug šitoj vietoj ir viena arti kitos lenkiam, tada toks gražus statmenas kampas ir labai patogu kalt. Yra fokusas? Jo. Gerai. Ir tada kur nors čiučiut toliau irgi, užlenkiam. Nu va, ir tokia nebloga kabė gaunasi. Gal žaliam fone gražiau atrodo. Čia nelabai žalias va šitą pusę. Nu. Va, kaip žinai, kaip ant rankos tai nesimato. Nesimato? Tokia spalva panaši rankos gavas. Tai va tokia vakabė, nu. Kad čiučiut ir šitas įlystų gerai, kad jis stabilumą turėtų. Nu ir viskas, prašom. Savikaina kokia 5 centai. Tikrai? Jeigu neskaičiuot mano valandinio įkainio. Kai sau darai, tai nieks negaila. Pagrindas paruoštas, dabar imam smulkų mulčią. Palauk, prašau. Ačiū. Smulkus, labai gerai padengia visą pagrindą ir užtamsina paviršių. Nu, tiesiog žolėm. Žolėm, tokiam piktžolėm, jam sunkiau prasibrauti. Praskirstam. Šitas geras mulčias. Galima jį ir palikti realiai, bet jeigu yra noro, tai galima dar dėti paskui gražiai. Bet čia dėl grožio. Ar yra dėl kokybės, kad stambesnis būtų? Ne, tik dėl grožio. Nes stambesnis jisai turi daugiau tarpų ir pro jį lengviau. Nu, ta prasme. Bet, nu, parodysiu to. Jeigu stambų paėmus, jis visai kitaip atrodo. Gabalai ir tokie. Nu va, guli. Jo, nu tai šviesa labiau pro jį gali praeiti. Nu, tiesiog.
Nu, dviem žodžiais Daugiau tekstilė, visi pasinešė ant tekstilės, vėl nedėjai. O nerekomenduoju, žinokit, labai daug teko iškasti augalų ir nuėmus geotekstilę matosi, kaip augalų šaknys visos lipa tiesiog į viršų, jam trūksta deguonies, jos yra prispaustos, blogiausias dalykas, kad yra sutrombuotos. Tai nededam. Nededam. Ir pasodint, ką nors galima, čia gali augti, pavyzdžiui, žemuogių pievelė, arba kokių svogūninių gėlių pasodint, tulpės, kokios hiacintai gali žydėti. Oi, dabar labai visko galima prisodinti gražiai. Bet čia mulčios tokios, malkelės? Beveik, prakrum galima naudoti. Ir žiemą galima panaudoti, jeigu trūksta malkų. Šitą stambų mulčią, man atrodo, rinkosi dėl to, kad kačiukai, šuniukai kapsto, bet svarbu iš principo mulčiuoti. Iš principo. Vat šitą reikia daryti. Nes, ta priežiūra prie kamieno visada yra labai sudėtinga. Ypač žinant, kaip jis greit pažeidžiamas, tai... Per kiek laiko supus šitas mulčas, kaip manai? O, va čia yra pliusas šitas stambaus mulčio, nes jisai žymiai ilgiau laikosi, žymiai ilgiau. Smulkesnis, pavyzdžiui, čia dėtas smulkesnis, galit pasižiūrėti. Čia, manau, prieš kokius 3 metus dėtas. Ir vis dapildomas. Ir pasižiūrėkit, kaip tas viskas darosi. Lenda plevelė, mulčio trūksta. Negražu. Realiai į savo darbą atlieka, bet grožio nėra. Galima bus pjauti. Patogiai. Apvažiuojam. Vyrai džiaugiasi. Moteris irgi. Darbas baigtas. Darykit, kaip Raselė daro. Ir bus labai gerai. Baigėme darbus. Ir važiuojant namo kilo tokia idėja. Padaryti dar vieną kanalą, kuriame kalbėtumėme vien apie apželdinimą. Aš esu profesionalė ir galiu papasakoti tą temą labai daug. Ką apie tai manot? Parašykit komentaruose. O dabar prenumeruokit mūsų kanalą ir eime žiūrėti kitų video.